Sveiki, aš esu korepetitorius Ervinas ir šiandieną su savo anonimu korepetitorium spręsime biologijos egzaminą ir padėsime jums išlaikyti jį. Tai ką, šokime prie užduočių, kad galėtume kuo daugiau išmokti prieš egzaminą. Nu tai ką, mes spręsime šiandien va šitą 25 metų pagrindinę sesiją, anonimui pasveikinkite. Hello. Hello, nu tai va. Tai turime svečių ir mes su svečiais spręsime egzaminą ir pabandysime jį išlaikyti puikiai, aišku, puikiai išlaikyti ir pažiūrėsime, kodėl tokius atsakymus būtent pasirenkame ir pasakysime, kodėl tokius atsakymus reikia pasirinkti ir viską, va taip toliau. Na tai ir judama, ne? Eik tu, na. Tu nori skaityti? Na, tai tu tradiciškai skaitai. Na ir gerai. Mokiniai, atlikdami laboratorinį darbą, tyrė anaerobinį kvėpavimo procesą. Į vieną mėgintuvėlį įpylė šilto vandens, įdėjo mielių ir medžiagos X. Į kitą mėgintuvėlį įpylė kalkių vandens. Kalcis OH2. Abu mėgintuvėlius sujungė stikliniu vamzdeliu. Po pusvalandžio kalkių vanduo susidrumstė. Jame susidarė kalcio karbonato nuosėdų. Kas yra X medžiaga? What? Čia nebus žiauriai easy. Mėgintuvėlį įpylė šilto vandens ir įdėjo mielių ir medžiagos X. Susidarė kalcio karbonato nuosėdų. Reikia kas medžiaga X. Na gerai, šiltas vandens, mielas ir gliukozė pagal viską. Dėl to, kad tada turėtų išsiskirti CO2. O tai CO2 kas yra? A, žiūrėk, čia pavaizduota netgi. Nu, CO2 yra dujos, anglies dioksidas. Nu palauk, anglies dioksido burbuliukai, mielas ir medžiaga X. Tai mielas ir medžiaga X, o medžiaga X greičiausiai gliukozė, jeigu išsiskyrė anglies dioksido burbuliukai. Ok, o tai kaip kalkės su tom susijusios? Oi. Geras klausimas. Ir nuosėdos. Geras klausimas. No idea. Aš tipo galvojau, koks krakmolas iš karto, tipo nežinau kodėl, bet nes krakmolas nėra toks dalykas, kuris tipo sugeria dalykus. Na ne, čia krakmolas nelabai, man atrodo, tiktų, nes krakmolas yra sudarytas iš labai daug gliukozio, ne? Krakmolo monomerai yra gliukozės. Ir tada mielas turėtų skaidyti tą krakmolą, kas yra visiškai nepravartu. Tai čia bus, nes kad, aš sutinku realiai, kad gliukozė, nes mielėms reikia, tipo... Jos tiesiog lengvai išskaido ją ir susidaro CO2, bet dėl tų nuosėdų tai nežinau. Čia kažkokia reakcija turėtų vykti, čia kažkokia reakcija tiesiog vyksta, kad tas CO2 sureaguoja su tom kalkiam ir susidaro karbonatas. Ok, nu gerai, tęsim jau. O dieve. Pateiktos 4 skirtingų ląstelių organėlių nuotraukos. Padarytos elektroniniu mikroskopu. Pažymėkite nuotrauką, kurioje pavaizduota organėlė organinių medžiagų sintezį naudoja saulės šviesos energiją. Nu tai ieškom chloroplasto. Tavo spėjimai? Nejuokauk, aš nežinau, ką tai reiškia. Na gerai. Aš sakyčiau 4, bent jau kiek aš matau. Jo šitas, nes matosi. Nes 2 yra jaučiu endoplazminis tinklas, nes matosi, kad jaučiu šiurkštusis netgi. Nes ribosomomis užpildytas. 1 aš neįžiūriu realiai, kas yra. O 3 yra mitochondrijos, nes matosi kristos labai gražiai. Tai sakyčiau, kad... Jo, po mikroskopu. Mikroskopiniai teniso kamuoliukai. Faina. Nu gerai. Tai aš sakyčiau, kad tas jo. Jo, tai kuriomis raidelėmis paveiksle pažymėta prokariotinės ląstelės sienelė, nukleoidas ir membrana. Sinkite teisingus atsakymus. Ok, davai. Čia easy, ne? Šiaip tai jo. Nukleoidas sienelė, šiaip nežinau, ir membrana. Labai panašios sąvokos atrodo. Tai bus... Jo, bet tuo pačiu visiškai ne, bet aš pati galvoju dabar. Nu gerai, aš sakyčiau, kad realiai membrana tai naušit, kad yra B, o sienelė aš sakyčiau, kad A. O F tada būtų jaučiu kažkokios gleivės arba gal mikroplaukeliai kokie nors, bet nukleoidas tikrai ne E. Gerai, o kas C? Nukleoidas. O kas E? Žiželis.
Ai, va, žiuželis vaiks, jie tu pamiršau. Nu, Jo, žodžiu. o D ribosomos. Ok, tai einam. O, ne. O Oi. Dieve, praeitų metų, oh my god. Bet čia kažkoks O, kitoks. tai jaučiu. Nu gerai, skaityk. Sąlyga tada Mokiniai mums. norėdami išsiaiškinti, kaip vyksta osmosas, atliko eksperimentą. Jo metu naudojo maišelius iš puslaidės membranos ir skirtingos koncentracijos sachrozės vandens tirpalus. Po kiek minučių maišelis pasvėrė. Pažymėkite paveikslą, kuriame vaizduotas dializės maišelis, po eksperimento svėrė daugiausiai. Pala dar kartelį. O dieve. Šitas bus. Mokiniai Kaip vyksta norėdami... osmo? Atliko Dešim- eksperimentą. Nu, tai man Gerai, skaityt, jo metu skaityk. naudojo maišelius iš puslaidės membranos ir skirtingos koncentracijos sachrosės vandeninius tirpalus. Po Mhm. kiek minučių maišelis pasvėrė. Pažymėkite paveikslą, kuriame pavaizduotas dializės maišelis po eksperimento svėrė daugiausiai. Ok, tai kaip veikia osmosas? Tai Tai vanduo jaučiu- skiriasi nuo task. Aš spėju, čia bus nuo the thickness of the shit. Čia bus nuo kiek šitas, kad esi kartu. Ok, gerai, tai osmosas veikia. Gerai, vanduo skverbiasi ten, kur jo yra mažiau. No. Pala, ar aš šį žinau? Ne, nu vanduo skverbiasi iš didesnės koncentracijos į mažesnę koncentraciją. Gerai, Oi, palauk. Tu galimai biš per garsiai girdėjus, aš tai dabar biš patylinsiu. gerai. O, gerai dabar bus. Arba aš dabar labai šyzinu. O ką galvoji? Ne, man atrodo, kad... Na gerai, jeigu iš ten, kur didesnė vandens koncentracija skverbiasi į ten, kur mažesnė koncentracija vandens, tai mums reikia ko? Mums reikia to maišelio su didžiausia sacharozės koncentracija. Na gerai, palauk, atmetimo būdu žiūrėkim. Žiūrėk, antras bus labai mažai svers, nes tas vanduo visas difunduos į tą stiklinę, nes ten labai stiprus, nu, tipo, Ai, labai čia koncentruotas. atvirkščiai sukeisti jie. Gaidžiai. Jo, tada trečias irgi nesąmonė dėl to, kad vienoda koncentracija. Tai lieka arba pirmas, arba penktas. Nu, tai žiūrim pirmą. Vanduo yra stiklinė ir 10 sacharozės tirpalas. Tai čia didesnė koncentracija negu 5. Nu, tai aš sakyčiau, kad pirmas. Tai jo, čia jo taip ir yra. Tai gerai, varom toliau. Maros No. logiška ir man. Įvardykite dujas paveiksle pažymėtas X ir Y raidėmis. Pasirinkite teisingus atsakymus. Nu, fotosintezė. Ką aš žinau, kaip panaveik. Kaip visą laiką sako, augalai sugeria tą Gerai. ir duoda mum tą. Nu gerai, o tai ką tos rodiklės man čia turėtų sakyti iš viso? Nu tai gerai, aš taip suprantu, kad dujos X eina, tai CO2, nu tipo fiksuoja, O, o Y deguonis tai išeitų. vat kaip? Tai ok. Mhm. Logiška. O tas azoto dioksidas, tai jis nelogiška, what the hell? Ne, iš vis ne. Sąmonė. Mokslininkai, tyrinėdami chloroplastų kilmę, iškėlė hipotezę, kad jie galėjo atsirasti prieš milijonus metų melsvabakteriams patekus į eukariotinės ląsteles. Kuris teiginys apie melsvabales ir chloroplastus yra teisingas? Pažymėkite teisingus atsakymus. Va, čia netgi parašyta. Cianobakterija. O, labai gerai. Gerai, Ervinai, koks tavo spėjimas? Vienaląsčiai. Abiejose vyksta fotosintezė, abi turi ląstelės sienelę, abiejose yra branduolys. Maras chloroplastai turi branduolį, tai čia bus... Jeigu konsiderinam, kad chloroplastai yra organėlė, o ne ląstelė. Tipo, chloroplastas yra ląstelėje. Ok, abiejose vyksta fotosintezė. Gerai, kaip Nes, nu, kodėl? Nu? nes melsvabakterės turi chloroplastus. Tai tipo, jo. A, Bet chloroplastai nėra
atskiras organizmas, tai negali būti, kad abu vienaląsčiai, negali, kad abu turi ląstelės sienelę dėl to, kad chloroplastas nėra ląstelė ir negali būti, kad abiejuose yra branduolys dėl to, kad chloroplastas yra ląstelėje, kurioje yra branduolys. Gerai, supratau, čia labai suktai. Bent jau man taip atrodo, žinau. Chemoje pavaizduota, kaip kamieninės ląstelės tampa specializuotomis. Kurie abu procesai vyksta, kai iš vienos somatinės ląstelės susidaro vienoda genetinė informacija turinčios nervinės, epitelinės ir raumeninės ląstelės. Pažymėkite teisingą atsakymą. Kurie abu procesai vyksta, kai iš vienos somatinės ląstelės sudaro vienodą genetinę informaciją turinčios nervinės, epitelinės ir raumeninės ląstelės. Tai aš sakyčiau, kad mitozė ir diferenciacija. Kodėl? Gerai, eksplaininsiu. Diferenciacija ir yra kaip tik tų ląstelių specializavimasis. Tipo, aš taip pamenu bent jau, kad čia kai ląstelė pasirenka, kuo ji bus, tipo. Va, tarkim, yra kamieninė ląstelė ir ji tokia vienu momentu, tipo, mums reikia daugiau nervinių ląstelių ir aš būsiu nervinė ląstelė. Ir jos jaučiu dalyjasi, šitai jos dalyjasi mitotiškai, nes autosomos, nelytinės ląstelės. O meiozė kas yra? Ląstelių pasidalymas, kai jos apsikeičia genetinę informaciją, tai čia lytinės ląstelės taip dalyjasi ir galų gale dukterinėse ląstelėse būna dvigubai mažiau chromosomų. Okei, tai nemeikina. Tarkim, jeigu mitotiškai dalinasi iš kem 6 chromosomų, vis tiek bus kem 6 galų gale. Okei, gerai, tęskime. Dieve, krap. Pažymėkite paveikslą, kuriame teisingai pavaizduotas ląstelinio kvėpavimo fermentų ir reakcijų išdėstymas. Baltymų kompleksai, Krebso ciklas. Jo. Gerai. Ką mes čia turim? Ląstelės, membrana, citozolis, ląstelės, membrana. Bus šitą. Kodėl? Spėjimas. Argumentuok. Gerai argumentuoju, žodžiu, žiūrėk. Visų pirma, šitos dvi labai panašiai atrodo, ne? Tai viena iš šitų atrodo turėtų būti, bet tada kitas dalykas, kad šitos trijose parašyta citozolius, o šita mitochondrijos užpildas. Tai kadangi tai šitas vienintelis išsiskiria. Tipo, ne tai, kad išsiskiria į kitus panašus, kad suklaidintai. Deja. Blemba. Deja. Krebso ciklas vyksta mitochondrijų matrixe. Kur ką tai reiškia? Tai mitochondrijos užpilda, kitaip sakant, kitaip tariant. Tai jo turėtų būti čia, bet jo, labai įdomias schemas. Realiai jo palei šitą turėtum susiorientuoti. Tai tas schemas nežiūrėt, nes, kaip tu atsiminsi. Jo. Tai tiek. Jo. Baltymų kompleksai. Buvo atlikti 4 eksperimentai, skirti ištirti, kas sudaro baltymus. Toliau pateikti šių eksperimentų rezultatai, kuris rezultatas labiausiai pagrindžia hipotezę, kad baltymai sudaryti iš amino rūgščių. Baltymai gerai tirpsta organiniuose ir neorganiniuose tirpikliuose, vandenyje ištirptinti baltymai įgyja teigiamą krūvį, susijęs, kad baltymuose yra toks pat anglies ir deguonies atomų kiekis, o vandenilio atomų dvigubai daugiau. Medžiagose gautose suskaidžius baltymus virškinimo fermentais yra laisvų amino rūgščių ir karboksigrupių. O Dieve. Nežinau, aš sakyčiau, kad paskutinis, bet aš net nepagrįžčiau, kodėl. Kodėl ne kiti tiesiog? Gerai, vandenyje ištirpinti baltymai įgyja teigiamą krūvį, tai man skamba biški nesąmonė, dėl to, kad tai priklauso nuo izoelektrinio taško, taip vadinamo, PI ir pH, tai tipo nebūtinai kažkuriai amino rūgščiai, 7 pH bus tas, kurio, žinai, kuris duos jai teigiamą krūvį. Čia priklauso nuo amino rūgščių tipo, nes. Jo, tai šitas, man atrodo, tikrai neturėtų netikti. Tada baltymai gerai tirpsta ir organinėse, ir neorganinėse tirpikliuose, nežinau, nelinkčiau prie šito. Nustatyta, kad baltymuose yra toks pat anglies ir deguonies atomų kiekis, o vandenilio atomų dvigubai. Nežinau, realiai aš nelinkčiau prie. Vieną žinau, kad neteisingas, kiti neatrodo teisingi.
Aš linkstu prie paskutinio. Ok, gerai, tarkim. Dykumų šikšnosparniai gali gyventi esant aukštai aplinkos temperatūrai. Dieną jie praleidžia medžių drevėse ar kitose landose, kur temperatūra gali būti net 60 laipsnių Celsijaus. Tačiau jų kūno temperatūra retai viršyja kem 3, kurio vandens savybė jiems leidžia atsivėsinti. What the fuck? Maža molekulinė masė, didelė savitoji garavimo šiluma, netipinė tankė priklausomybė nuo temperatūros, polinkis sudaryti ryšius su įvairiais paviršiais. Nu ką sakai, kokia jūsų nuomonė? Ok. Ar tu su mumis? Ne, jau šitas Ar nebent tu man vis dar čia? logiškiausiai skamba šitas. Netipinė tankio priklausomybė nuo tem. Šiaip nežinau. Aš neatsimenu nuoširdžiai tų visų O tai dalykų. kur Aš linksti? sakyčiau gal kad antras. Nes Ne? kažkokia ta nesąmonė būdavo jo, kad tipo, kad kažkaip ten vat padeda, kad tipo, kadangi nepaaiškinsiu. Nu tai gerai. Aš pasitikėsiu savo atmintimu iš 2 metų senumo. Ok. O pirmas paskutinis logiški? Paskutinis visiškai atrodo nelogiškas, maža molekulinė masė. Nu nežinau, ar tai galėtų įtakos daryti ar ne. O tai vandens maža molekulinė masė? Aš vis galvoju, kodėl tai būtų biologijos kurse. Molekulinė masė. Dėl to, kad dėja visi gyvybės mokslai yra susiję tarpusavį. Hep. Dėja. Eja. Nu gerai, bandom šitą. Žiūrėsim. Kurio teiginiu teisingai apibūdinta tyrimo ir hipotezės sąsaja? Pažymėkite teisingą atsakymą. Aš taip nekenčiau šito dalyko, nes, oh my god, kodėl tu turi tokius dalykus žinoti? Tyrimas Na turi gerai, būti... ne, iš tikrųjų reikia žinoti šitus dalykus, bet Bet ar jie useful, ar jie įdomus? ar jie useful 11 klasėje? I don't think so, iš tikrųjų. Nebus šitas tiesiog. Gerai, kokia mūsų variantai? Tyrimas turi būti kartojamas tol, kol patvirtinama tyrėjų hipotezė. Tyrimas atliktas netiksliai, hipotezė atmetamai tiksliai patvirtinama. Hipotezė tai gerai pagrįstas dėsnis ar teiginys patvirtintas daugelio tyrimų. Remiantis tyrimo rezultatais patvirtinama arba atmetama iškelta hipotezė. Taip, bus paskutinis. Nu čia tiesiog logiška, nes patvirtintas daugeliu tyrimų, čia vapšin nelogiška. Tipo, kodėl jis turėtų būti pagrįstas, taigi čia eksperimentas. Jo, nes hipotezė tai yra spėjimas. O, legit. Jei tyrimas atliktas netiksliai, hipotezė atmetama. Nu, šis hipotezė yra savoka. Savota savoka yra hipotezė, čia kažkaip net netaip apibūdina. Jo. Turi būti kartojamos, kol patvirtinama tyrėjų hipotezė, pizda. Nu, gal ne, tikiuosi. Sėdėtume iki vidurnakčio. Kada vyksta crossingoveris, oh my god. Oh my god. Atsimenu šitą. Aš nepamanu. Meiozės antram etape gal, jo man atrodo, meiozės antram etape bus. Kodėl? Nes apsikeičia? Tiesiog, jo, ten partsai kažkaip, ar chromatidės, aš jau nebepamenu šitą. Ar dalys, ar chromatidės pačios, bet jo man atrodo antram meiozės etape. Bet žodžiu, gal logiška meiozė, nes tipo jie ten apsikeičia ir tipo crossingoveris, tai tipo crossing over, tai tipo crossing over, tai tipo jo. Jo. Realiai taip, realiai pagaunė esmę. Nu, taip. Tai va. Taip. O, Mendelis nustatė pagrindinius paveldėjimo dėsnius. Kaip jis tai padarė? Pažymėkite teisingą atsakymą. Skūrė erdviniai DNR modelį ir jį nagrinėdamas suprato, kaip paveldimi skirtingi požymiai. Galapagų salose stebėjo panašias rūšis ir suprato, kaip jų individai pristaiko prie aplinkos. Sudarė žmonių genealoginius medžius ir stebėjo, kaip paveldimas įvairios ligos. Kryžmino augalus, kuriems būdingi skirtingi požymiai ir stebėjo požymių perdavimo tendencijas. Nu? Oh my god. Arba pirmas, arba ketvirtas. Bet pirmas. Ketvirtas. Mendelis su tais žirniais dirbo. A ne, vat koksai. Jo. Jis gal tas pats, kuris padėjo žirnį ten po kažkieno ten čiužinių. Ten. Jo, tas pats, jo. Tas pats, kur padėjo žirnį po čiužinių. Jo, ten buvo antras eksperimentas, čia antras dėsnis, tai patvirtintas Mendelio buvo. Visą laiką gulė ant žirnio žiauriai nepatogiai. Vat kaip.
kurią sveikatos būklę galima diagnozuoti, nustačius tyriamo paciento kariotipą. Nu, gerai, kariotipas, jeigu ką, yra, man atrodo, dažytų chromosomų rinkinys. Tai taip pat tiesiog matai chromosomas visas žmogaus. Ok. Na tai gerai, Sveikatos būklė. rachitą iškart atmetam. Ok, jo. Geno Cikleminė. mutacija. Geno mutaciją chromosomoje nepamatysi, tipo kariotipę nepamatysi. Nu tai Dauno sindromą, ką žinau, su genais čia. Jo, dėl to, kad jeigu nustatai kariotipą, matai, kad yra 21 paros trisomija, kas reiškia, kad žmogus turės Dauno sindromą. O tai kas siklimėja? Siklemija. Ciklemija, man rodo, su krauju kažkas susiję. Irgi Not nematysiu. sure. Nu tai jo, gerai, tęsim. Po žmogaus genomo projektas yra naudingas visuomeniai. Genetinė žmonių ligas atveria galimybės klonuoti žmogų. Remiantis jo rezultatais sukurtas pirmasis trimatis žmogaus DNR modelis. Padeda kurti genetiškai modifikuotus organizmus ir naujas rūšis. Nemanau, Dieve. kad paskutinis, nemanau, kad antras, trečias, nežinau, pirmas gal. Aš sakyčiau, kad pirmas. Gerai. Tipo, ketvirtas aš sakyčiau nelabai, nes kažkaip man rodos nelabai galima su žmogaus kažką daryti genais, taip aš tokį jausmą turiu. Nu, jo, iš tikrųjų, jo, nes, tipo, GMO tai su žmonėm nedaro. Klonuoti žmogų irgi ta pati gaidelė realiai, tipo, I mean, why? Tai yra, kodėl tai naudinga? Čia nėra naudinga. Klonuoti žmogų? Nu, I mean, taip. Čia Ar nenorėtų savo kloną turėti? Čia būtų detrimentalu mūsų visuomeniai. Nu taip, čia nebioetiška, kaip pasakyti mano dėstytoja. Remiantis jo rezultatas, kurtas pirmasis trimatis žmogaus DNR modelis. Oi ne, čia tas trimatis žmogaus DNR, gal nuo žmogus, nu, tą DNR modelį sukūrė, man rodos, 20 amžiui. Pirmą trimatį, jo, ten kur ta mergytė dar padėjo. Nu gerai, sekantis klausimas. Gerai, sekantis. O, ne. Nori skaityti gal? Gerai. Kasmet apie 250 milijonų žmonių susirga maliarija, daugiausia Afrikoje. Šią ligą platina užsikrėtusios maliarinių uodų genties patelės. Pagrindinė priemonė mažinanti sergamumą maliarija – tinkleliai nuo uodų, išmirkyti vabzdžius naikinančiose medžiagose. Tokiais tinkleliais apgaubiamos lovos. Uodai per tokį tinklelį žmogaus nepasiekia ir prisilietę prie tinklelio patys žūsta dėl insekticidų poveikio. Tačiau mokslininkai pastebėjo, kad uodai turintis CYP9K1 geno mutaciją gali būti atsparus insekticidams. Šis genas turi du alelius žymimus R1 ir R2. R1 ir R2. Siekiant nustatyti uodų atsparumą įvairiems... Siekiant nustatyti uodų atsparumą įvairiems... Aš galiu su pauze. Gerai. Trobelėse miegojo savanoriai, o jų lovos buvo apgaubtos tinkleliais su insekticidais. Kiekvienoje trobelėje naudotas vienas iš 3 insekticidų A, B arba C. Ryte trobelėse surinkti visi uodai ir gyvi ir žuvę. Iš uodų išskirta DNR ir nustatyta kokius CYP, neskaitysiu, geno alelius jie turėjo. Tyrimo rezultatai pateikti grafike, kuris iš CYP geno alelių lemia didesnį atsparumą insekticidams ir kodėl. Nu gerai, žiūrim, ką turim. Gerai. Išgyvenusių uodų dalis. Kur? Y rodo. Išgyvenusių uodų dalį. Ai, oh my god. Gerai. Ir ką čia turim? Nu šiaip R2 mažiausias išgyvenamumas. Realiai gal matau tendencijas? Jo. Realiai R2. Nu tipo... Nu bet čia, realiai tik tais A. R2, ai, nu gerai, B irgi. B irgi žiūri, C, nu tipo vos, tipo blogiau. Bet čia priklauso nuo insekticidų. Bla, bla, bla. Tai gerai, ką žymim?
Nu tai alelius ar du jaučiu, nes kokie variantai? Tai gal atvirkščiai? Pala. Ai, Atsparumą. didesnį atsparumą insekcijų. Tai Okei, tai tada R1. nes Nes daugiau uodų jo išgyvena. išgyvena. Tai Okei, logiška, okei. logiška. Jo. Nu tai tęsiam. Pala, koks kitas variantas buvo, nes... Daugiau uodų turėjo Ai. šį alelį. Ai, okei. Nu gal nemanau. Gerai, tęsiam. O Gerai, kuri kuri sąvoka? sąvoka? Oi, homologinis, heterozigotinis, dihibridinis. Nu tai heterozigotinis, spėju. Kodėl? Nu nes... Nu nes R1 tarkim yra homozigotinis. R2 irgi yra homozigotinis. R1 R2 yra heterozigotinis. Nu jo, logiška, okei. O Aš realiai dihibridinis? nepamenu, kas yra dihibridinis ir kuo homologinis nuo homozigotinio skiriasi, aš irgi nelabai pamenu. Nu, bet žinok, realiai aš spėčiau, kad heterozigotinis. Nu logiška, realiai vien dėl to, kad du skirtingi tiesiog. Jo, Gerai. okei. Dar. Kokia alelių sąveika stebėta kiekvieno bandymo metu? Kiekviena bandymų priskirta tinkamiausia sąveika. Nu ir ką turim? Bandyme. O dieve, aš šitų Tai net čia nemokiau. visiškas dominavimas. Kodėl? Tai ką čia reikia pasirinkti? Kokia alelių sąveika stebėti kiekvienam bandymui? Nu tai blema. Šiaip iš tikrųjų jaučiu teisingai sakai. Tai šitas žiek, Visiškas? Ne tada visiškai, jo. šitas ir šitas. Jo. Jo. Nes čia visi vienodi, čia viena, čia du tokie pat ir tas visiškai vienas išsiskiriantis. Jo, iš tikrųjų tą patį mąstu. Logiška, amen. Gerai. O, ko ši per šalis? Davai pabandom atspėti, kas ši per šalis. Nu tu atspėk. A, Go, no, go. Go, no, Go, no, go. Go, Go, no, no, go. go. Mibelonas, Elendė, Penža. Nežinau, žiūrim. Kamerūnas. Paveiksle pavaizduotas skirtingo genotipo uodų paplitimas Kamerūne. Paplitimas tirtas, renkant uodus kelis kartus įvairiose šalies vietose ir nustatant jų genotipą. Skirtingo genotipų dažnis nustatytas kiekvieno rinkimo metu, parodytas skritulinė diagrama greta vietovės pavadinimo ir rinkimo metų. Remdamės šie užduotie patirties duomenimis apibūdinkite, kaip laikui bėgant Kamerūno regionuose keitėsi uodų atsparumas insektidui A. Nu, pažiūrim, palauk. Ai, čia po kelis tipo kartų. Okei, kelis kartus. Ai, bet ne visur. Nu tai gerai, kaip keitėsi, pažiūrim. Čia matom, kad R1 pradėjo dominuoti. Gali biškai į viršų, kad legenda matytų. Aha. Nu, Jo. tada Gerai. Gongongou biškai pradėjo dominuoti R1 ir 2. Penžui tik vieną kartyrę, tai nesąmonė. Elandijai, žodžiu, sumažėjo R2 ir daugiau R1 atsirado ir R1 ir 2. Ir Tibacijai vėl, karoči, nelogiška. Nu, okei. Tai jaučiu klausiu iš tų trijų. Visi regionuose, apie kuriuos yra dominuotas atsparumas insekticidui A didėjo. Gerai, pala, jeigu atsparumas insekticidui, kaip aš neištariu to žodžio, A didėjo, tai tada turėjo daugiau tų uodų atsirasti ten. Būtent, pala. Tai tada... Žiūrim, ar R1 didėjo. R1 Mibelone žiauriai didėjo, žiūrėk. Nu. Ir tada Tibatija, Elondijai. Elondijai R2... Kas? Biškai padidėjo. Elondijai sumažėjo R2 daug. O čia matai R2 išgyvenimo dažnis. Tik tai... Ir va čia, žiūrėk, gongongongongau irgi sumažėjo R2. Ir tipo R1 ir 2 biškai padidėjo. Gerai, kokius mes teiginius turim? Regionuose, apie kurios yra dominuotas atsparumas insektidui A mažėjo, nu realiai nemanau. Nu tai pala, jeigu atsparumas mažėjo, reiškia, jų turėjo labai daug prisidauginti. Jeigu didėjo, tai kaip tik turėjo jų sumažėti. Ai, tai ta palauk. Ne, palauk, rašytum. Ką? Atsparumas didėjo. Ai, ne, what the fuck. Atsparumas didėjo, tai jų turėjo padaugėti. Atsparumas mažėjo, tai turėjo sumažėti, ne? Nu. Gerai. Pala. Nu. Atsparumas didėjo, tai karočią, jie išmirė. Ne, atsparumas didėjo, tai kaip tik jie atsparesni pasidarė.
O tai ne Didėja. žmonės ar insticidai? Ką? Kas Kokie pasidarė žmonės? atsparesni? Uodai. Odai pasidarė atsparesni? Nu? A, gerai. Suose regionuose, apie kuriuos yra dominuotas atsparumas. Gerai. Šiauriniuose regionuose atsparumas insekticidui A mažėjo, o pietiniuose didėjo. Patikrinam su mibelonu ir elende. Nu pala, o kaip mums iš viso reikia nustatyti, kad insekticidui A didėjo arba mažėjo atsparumas? Būtent A. Būtent jam. Pala, ai, tai gal ten tik A ten naudoja? Pala, o sąlygo parodo ar? Paveiksle pavaizduos skirtingo genotipo odų paplitimas. Ok, čia nieko nepasakyta apie kurį insekticidą šnekam. Nu gerai, A. Bet tai jeigu A, tai R1 R1 yra labiausiai atspariausia. Tai jeigu didėtų atsparumas, tai jų turėtų labai daugėti R1 R1. Jeigu R2 R2, tai jeigu didėja atsparumas, nu tai jau šiek tiek turėjo padidėti. Jeigu mažėja atsparumas, tai tada R1 turi žiauriai sumažėti, o R2 nu irgi sumažėja, bet ne tiek drastiškai, kadangi ir taip jau ten. Nu gerai, ką mes vėl turim? R1 aš kiek matau tame Melburne, kur ten Melmonte. Kamerūne, Aš nematau, tu man užstoji. Nu. Nibelone A. labai padidėjo. Tai reiškia, jų atsparumas tam insekticidui didėjo. Tai jo, gerai. Pagauni? Tai gerai, tai nebus antras iš karto, galim pasakyti. Jo. Ir jo. nebus šitas. A, Nes irgi atsparumas insekticidui A mažėjo, tai nebus. ne, bet čia sako, kad šiaurinėse regionuose mažėjo. Nu, bet jisai šiaip nemažėjo. Ai, jo, šitas nebus, jo. Ir tada šitas Jo, ir šitas lieka. Pažiūrim, Tai ar gerai. pietinėse ar mažėjo. Nu, šiaip jis nemažėjo pietinėse, kaip matom realiai. Nu jo, jis didėjo, kaina. Nu, tai šitas jaučiu. Tuose regionuose, Jo. po kurios yra dominuotas atsparumas insekticidui A didėjo. O pažiūrim dar tą nu tai kad tas gaunau kažkoks. Jisai toksai nieko, jis nepasako realiai. Jo, apie tą nieko. Jeigu ir matos, tai atrodo vos padidėjo jų. Jo. Tai, Tai jo, gerai, realiai. sakyčiau, pirmą tada. Jo, tai taip ir bus. Mes turim kem 6 minutės. Kiek mes klausimų turim? Turim 6. Kem? O, ok. Gerai, turim spėt. Atsižvelgdami į užduotie pateiktus duomenis, nurodykite, kuris iš jų kovos su maliarija pasiūlymo artimiausia dešimtmetį bus pagrįstas, realistiškas ir turėtų mažiausiai neigiamų padarinių gamtai. O, nužiūrim. Remiantis žiniomis apie žmogaus genomą, tinklelius skirti tiems žmonėms, kurie jautriausi malarijai. Remiantis žiniomis apie uodų ekologiją, rasti ir sunaikinti pelkes bei upes, kur veisiasi uodai, na jau ne. Naudojantis genetinio modifikavimo įrankiais sukurti uodą, kuris būtų ypač jautrus šiuo metu naudojamiems insekticidams. Naudojantis molekulinės biologijos įrankiais stebėti atsparumo paplitimui įvairiose vietovėse ir pagal tai pasirinkti tinkamiausius insekticidus. Ok. Nu gerai, antras tikrai atmetam. Trečias. Irgi. Aš spėju pirms čia bus. Būtų pagrįstas, realistiškas ir turėtų mažiausiai neigiamų padarinių gamtai. O kodėl ne paskutinis? Naudojantis molekulinės biologijos įrankiais stebėti atsparumo paplitimų įvairiose vietovėse ir pagal tai parinkti tinkamiausius insekticidus. Nublemba irgi logiška atrodo. Bet kodėl molekulinės? Nu, nes tyra tos uodus. Nes tos uodus tirtų. Tipo, Bet kaip čia ant kiek jie kovojam? atras. Kaip mes kovojam tai? Čia nėra kova su malarija. Ne, tipo, jeigu tą paskutinį imam. Nu taip, čia nėra kova kažkokia. Mes tiesiog stebim, ką mes darom su to. Ir literaliai nieko. Ne, tai stebim ir parenkam tinkamiausią insekticidą. Ir tuo padidinam šansą kažkiek išžudyti tų uodų. Okay. Tai ką sakai? Aš manau, pirmas būtų realiai kinda gal unfair. Po kodėl kiti gauna, kodėl kiti negauna žmonės. Realiai kinda jo, aš irgi tą sakyčiau. Visai logiškam. Sakyčiau, paskutinis realiai ir bus jaučiu. Bet tuo pačiu tas pirmas,
Nu gerai, dėkim tą paskutinį. Gerai. Gerai. Radiacija. Pavyzdžiui, rentgeno spinduliai gali sukelti DNR pažeidimus. Vienas iš būdų DNR pažeidimams stebėti - DNR elektroforezė. Paveiksle schemiškai pavaizduota DNR molekulės struktūra. Molekulę sudaro 3 pasikartojančios dalys X, Y, Z. Kiekvienai iš jų priskirkite pavadinimą, pasirinkdami tinkamą atsakymą. Na gerai. Gerai. Y, nu gerai. X. Nu. Gerai. Y. Nu. Nu. Tai X, nu. Gerai. Pala. Ką mes čia turim? Ai, DNR molekulės struktūra. Na tai gerai. Y yra pentozė. Nu, ribozė šiuo atveju. Ne. Jėzus. Deoksiribozė. Čia DNR. Čia DNR. Tai deoksiribozė. Z yra azotinė bazė. O X yra nukleotidas. Jėzus. Nukleotidas. O kodėl? Ne, palauk. Ar aš dabar žiūriu nusišneku? Ne, nukleotidas yra DNR monomeras. Tai čia ne nukleotidas. Tai čia fosfatinė grupė. Bleba, what the fuck? Na gerai, ką tu manai, Ervinai? Man čia, žinok, yra džibi, bubi, va, ką aš suprantu. Ne, palauk, nu, aš dabar žiauriai šizinu. Nukleotidas yra, nu tai fosfato grupė, what the fuck. Nu gerai, o kodėl? Man paaiškink. Nes tiesiog taip yra. Tiesiog tai yra Nu ir DNR jasna. struktūra ir viskas. Gerai. Tęsim. Aha. Kas? Taip, tęsim. Taip, tęsim. Kuria raidė pažymėta DNR molekulės dalis tiesiogiai koduoja genetinę informaciją. Tiesiogiai koduoja genetinę informaciją. Tai Z, Kodė? nes Z yra tas azotinė bazė, kuri susijungia tada su kitos DNR grandies kita azotinė bazė ir mes taip gaunam galų gale kažkokį, tarkim, vat geną, nu, tipo, vat būtent taip susijungs, todėl, tarkim, mes gausim būtent tokią amino rūgštį vėliau, kai, nu, tipo, yra, vat, susijungia 3 azotinės bazės su kitom 3 azotiniam bazėm ir tada gaunam amino rūgštį kažkokią užkoduotą ir iš tos amino rūgšties tada išsikoduojama, kad yra va, toks ir toks baltymas. Va taip va. Nu, iš amino rūgščių sekos. Ok, gerai, tikiesi. Elektrinėme lauke DNR juda teigiamo elektrodo link, kuria raidė pažymėta DNR molekulės dalis lemia šią savybę. X. Kodėl dabar? Nes fosfatinė grupė yra neigiama jau. Okay. Todėl ji judės prie teigiamo elektrodo. Ok. Paveiksle schemiškai pavaizduotas DNR elektroforezės gelis, kuriame buvo išanalizuoti 4 mėginiai. A. Nepažįsta DNR, išskirta iš bakterijų. B. Ta pati DNR paveikta rentgeno spinduliais. C. Ta pati DNR paveikta fermentais, kurie skaido DNR visada specifinėse sėklos vietose. D. DNR ilgio standartas. Šiam bandymui naudota iš bakterijų išskirta plasmidė DNR. Kas yra plasmidė? Nu, kas yra plasmidė? Nu, nežinau aš. Nežinai. Ląstelės pakitimas izmeninė, sudarantis dėl osmosinės slėgio. Citoplazmos dalis, kurioje sintetinami baltymai, organėlė, kurią apgaubusi membrana, maža žiedinė molekulė nešanti genetinę informaciją. Nu, na gerai, jeigu įskaitom, kad ką? Gerai, sakyk. Jeigu įskaitom tai, kad šnekam apie DNR, o DNR neša genetinį informaciją, tai žiedinė DNR. Oi, tai plasmidė, oh my god, pasakiau. Tai jo, plasmidė yra maža žiedinė molekulė, nešanti genetinį informaciją. Logiška. Wow. Pagal elektroforezės analizės rezultatus nustatykite, kuriuo iš šių teiginių teisingai apibūdintas rentgeno spindulių poveikis DNR. Gerai, paskaitom. DNR išlieka nepakitusi, DNR suskaidoma apytiksliai 5000 bazių porų dydžio fragmentus, DNR suskaidoma į įvairaus dydžio fragmentus, DNR suskaidoma iki nukleotidų. Ok, na gerai. Pala, kas mūsų A yra nepažeista DNR, ok.
Nu tai gerai, rentgeno paveikta yra B, o markeryje matome, kad tas B fragmentas tęsiasi nuo 5000 iki kažkur 1500. Nu tai gerai, aš sakyčiau realiai, kad išskaido į įvairaus dydžio nors šiaip ne. Gerai, žiūrėk, va čia toks dabar prikibimo klausimas. Jeigu sakom, kad išskaido į įvairaus dydžio fragmentus, ane? Nu, Tai ar nebus taip, kad tipo jie, nori mumis čia pagauti ir tipo, tarkim, mes neturim fragmentų einančių nuo 300 iki 1000. Tai šitas teiginys netiktų dėl to. kuris čia? Šitas? Ne, sekantis. Okei, aš sakyčiau, šitas netinka, nes tipo apytiksliai 5000 bazių poro dydžio fragmentus, tai čia turėtų būti nuo viršaus iki apačios pats, kad būtų apytiksliai. O čia tik tai nuo 5000 eina iki 500. Ne, jeigu ten tas, kur sakai, būtų teisingas, tai tada tik tais prie 5000 ir būtų ten, tipo, eitų kažkur nuo 4 iki 5000, nu virš 5 šiek tiek gal eitų. Nu, žinok, aš sakyčiau trečias. Nes tikrai ne pirmas, tikrai ne antras, manau trečias, dėl ketvirto, nesimatytų tiesiog elektroforezė, nes, man atrodo, neturėtų matytis, nes vis tiek nustato elektroforezėje pagal amino rūgštis. Tai aš labai abejoju, kad paskutinis. Sakyčiau trečias. Gerai, tęsim, tada jaučiu. Mhm. Kam dar praktikoje naudojama DNR elektroforezė? Pažymėkite 2 atvejus, kai DNR elektroforezė yra esminė metodo dalis. Nu gerai. O, Jėzus. Perkelti genetinę medžiagą klonuojant žinduolius. Abejoju. Ne. Nustatyti genetinius ryšius atliekant tėvystės testus. Gali būti. Ai, čia 2 atvejų reikia. Okay. Palyginti DNR iš nusikaltimo vietos su įtariamųjų DNR gali būti. Kuo anksčiau nustatyti, ar moteris nėščia. Abejoju. Šiaip realiai, jo, manau, antras ir trečias. Eik, nafik. Nespėjau pasirinkti ir jis man raudonuoja. Oh my god. Gerai, ką tu manai? Nu, Ar tai teisingai? Man iš karto antras pasirodė logiškas ir trečias iš karto pasirodė logiškas. Ketvirtas, nežinau, kaip DNR susijęs su moters nėštumu ir kuo anksčiau nustatyti, ar moteris yra nėščia. Why? Tikrai yra kitokie būdai. Jo. Perkelti genetinę medžiagą klonuojant žinduolius. Nu ne, čia PGR, manau. Čia ne. Okay, tai va. Gerai, galim sustabdyti. Galim. Gerai, tęsim. 3 struktūrinis klausimas. Paveiksle pavaizduoti eukariotų ląstelėse vykstantis biocheminiai procesai. Remdami paveikslą atlikite užduotis. O paveiksle pažymėkite skaičių nurodantį peptidinį ryšį. Ne. Ok, aš labai confused, čia taip overstimulating. Jo, šitas turėtų būti. Nes čia yra tiesiog vienintelis, kuris rodo ryšį, man taip atrodo. Nu, dar pirmas rodo, bet ten vandeniliniai. Jo, ok, susitaikim ties šitą. Kokios organinės medžiagos sisteminamos susintetinamos paveiksle vaizduota proceso metu ląstelės citozolija. Citozolija, kas yra gamino? Jeigu Gerai, amino palauk. rūgštis, tai jau baltymai čia. Ai, taip, pala. Taip. Nu taip. Nu tai taip. Aš manau, tu galėtum čia dirbti ir be manęs. Taip. Ką? O riebalai, pričom, nukleo rūgštis. Kodėl ne nukleo rūgštis? Nu, va, aš irgi galvoju, kodėl ne nukleo rūgštis. Bet jeigu, žiūrėk, ten ateina TRNR, tas dvietukų, kur ateina. Dvietukų, kur pažymėta. Kur ateina? Wait. Ne, baltymai. Kada? O gal ne? O gal jo. Gerai. Tęsiam. Mes Kas? viską sužinosim vėliau. Mes įsitikinę. Taip, Baltymai. gerai. Mes po to Baltymai. žiūrėsim atsakymus. Ne, mes sužinosim, kiek surinkom. Gerai. Pateikti 4 tam tikrų organinių medžiagų biosintezės etapai. Sudarykite tinkamą biosintezės etapų seką. Sudėliokite etapus reikiamą tvarka. Pala, paversk į viršų dar. Organinių medžiagų.
pateikti 4 tam tikrų organinių medžiagų Ai. biosintezės etapai. Okei. Na gerai. Tai RNR. Ne, šitas tikrai ne. Informacija nuo RNR molekulės perrašoma į RNR molekulę. Nuo DNR molekulės. Jo, tai man atrodo šitas pirmas. Kitas? Jo, tada į RNR iš brandolio nunešama į ribosomas. Jo, nes ką tik perrašėm. Mhm. Nuo DNR ką tik perrašėm ir tada ta į RNR į ribosomą ir tada ta RNR atneša reikiamą amino rūgštį. Nes į RNR jai pasako, kokią amino rūgštį reikia atnešti, nes joje yra užkoduota. Ir tada amino rūgštis jungiamas į polipeptidą. O taip. Taip. Logiška. Taip. O kur. Paveiksle pavaizduotas vienas iš sintetinamos organinės medžiagos biosintezės etapų. Įvardykite paveiksle pavaizduotą biosintezės etapą. Aš nebepamenu tų pavadinimų. Tikrai ne terminacija. Transliacija, replikacija, transkripcija. Transkripcija, man rodos. Vėl. Ai, ne, palauk, transkripcija yra nurašymas. Replikacija yra DNR replikacija, kai DNR pasidaugina, transkripcija yra, kai nurašoma informacija nuo DNR į RNR, o dar koks variantas? Ai, tai čia transliacija, nes mes jau čia renkam tą visą baltymuką. Renkam baltymuką? Jo, renkam baltymuką. Jau viską Fainai. surašėm, transkribavom, suskribavom ir dabar, jo. Fainai tie baltymukai. Nu visai, spalvoti tokie. Jo, Matai, man labai patinka. Kinina. grožinis. Hot pink, slay. Gerai, tęsi. Oi. Kuri amino rūgštis bus prijungta prie kodono kak? Tai gal cats? Norėjau Kur tas kak. cats? Gerai, Nėra, kur tas kak? Kok tai Ai, yra? ne, yra prie aca. Matai, A, jo. ugu ir aca. Ir yra Ugu. cats. Aca. Ir cacas. Ugu, aca. Nu tai žiūrėk, tu gali padaryti šitą, žiūrėk. Tu Tuoj, turi palauk. suflerį. Cac. Nu, ir tu Ugu, turi šalia suflerį. ugu, aca, cac. Tai čia gug bus. Taip, Rimtai? jo. Kodėl? Nes citazinas jungiasi su guaninu visada, o adeninas su uracilu. Tai turim Ne. citaziną, adeniną, citaziną jungiasi su guaninu, uracilu, guaninu. O žinai, kaip aš išsiaiškinau? Nu, Tipo žodžiu yra ugu, aca, tai tipo pirma ir paskutinė raidės tokios pačios, ne? Ir čia pirma ir paskutinė raidės tokios pačios. Ir vienintelis, kuris turi tokį pat atitikimą, kaip cac tipo irgi, c pirmas, c paskutinis, tai histidinas, kadangi g ir g paskutinis. Tai jo, labai Logiška? gerai. Logiška. Jo, realiai visiškai logiška. tai va, Per egzaminą taip ir darykit. tai va. O, my favorite. Raudonoje burokėlio ląstelė kaupiasi. Ką? Raudonojoje burokėlio ląstelėse? Raudonojo burokė. Raudonojo burokėlio ląstelėse kaupiasi raudona. Ką? Raudonojo burokėlio ląstelėse kaupiasi raudona, mėlyna ir violetinę spalvą suteikiantys pigmentai. Vieni iš šių pigmentų yra betaleinai, betalainai. Jie suteikia burokėlių šakniavaisiams. Jie suteikia burokėlių šakniavaisiams raudonai violetinę spalvą. Betalainai vandenyje tirpus organiniai junginiai, kurie įprastomis sąlygomis, nepažeidus membranus, negali difunduoti pro juos kaupiančios organėlės membraną į citoplazmą ir aplinką. Paveiksle pavaizduota burokėlio šakniavaisis ir šakniavaisio ląstelė, kurio organėlė yra pagrindinė betalainų kaupimosi vieta ląstelėje. Pakalb iš betalainų, kurie įprastomis sąlygomis negali difunduoti pro juos kaupiančios organėlės membraną į citoplazmą ir aplinką. Tai netgi į citoplazmą negali. Tai centrinė vakuolė gal, ne? Jo, centrinė vakuolė. Nes negali, ne, vapšė. Nes ji turi membraną. Lizosomai irgi turi, bet lizosomai yra virškinami fermentai, kurie tiesiog suvirškintų tą visą betalainą. Tai sakyčiau, nu ir šiaip palei tą paveikslėlį galima matyti, kad tipo labai didelis tas, tai greičiausiai vakuolė čia. Tai gerai. Tai betalainai, o ne betalainai. Aš nežinau, aš pirmą kartą girdžiu jos. Betalainai jaučiu. Nu, bet betalainai taip satisfying skamba. Betalainai. Tipo betalainai.
Nu, galim betalainais vadinti. Betalainai. Gerai, varom. Vienas iš betalainus sudarančių cheminių elementų yra azotas. Nurodykite dvi augalo ląstelei būdingas organinės medžiagas, kuriuose visada yra azoto. Gerai, aš vėl pažymėsiu vieną ir man sakys, raudonai, pažymėkite du, kuriuose visada yra azoto. Visada yra azoto. Yra tie baltymai ir nukleorūgštės. Neriebalai. Riebaluose, man rodos, Tai tam, nu, ne tam man spaudžiu. atrodo, iš esmės iš viso nėra. Angliavandeniuose gali pasitaikyti, bet... Bet nukleorūgštės tada- ir baltymos tikrai yra, tipo, ne? Jo. Na gerai, Taip, jo, mes įsitikinom. to reikia. Tęsiam. O, O. vaikyti. O. Norėdami ištirti temperatūros poveikį augalų ląstelių membranų laidumui, mokiniai su burokėlių šakniavaisiais atliko eksperimentą. Iš burokėlio išpjovė 5 vienodo dydžio gabalėlius ir įdėjo į cheminę stiklinę su distiliuotu kambario temperatūros vandeniu 5 minutėms. Mhm. Po to burokėlių gabalėlius išėmė ir nusausinę įdėjo į mėgintuvėlius su vandeniu. Tuomet mėgintuvėlius įdėjo į cheminės stiklines su skirtingos temperatūros vandeniu. Po 30 minučių gabalėlius išėmė iš mėgintuvėlių. Kolorimetru išmatavo kiekviename mėgintuvėlyje esančią tirpalo spalvos intensyvumą, kad pamatytų, kiek šviesos praeina pro kiekvieną iš 5 spalvotos mėginių. O tuos duomenys paveiksdavo grafike. Gerai, kaip matom, spalvos intensyvumas yra aukštesnis, kai daugiau laipsnių. Kaip pasikeistų rezultatai, jei kiekvienas gabalėlis prieš dedant mėgintuvėlį būtų supjaustas smulkiau? Tirpalo spalva nebūtų tokia ryški, ne? Jo, jaučiu. Manau, jo. Smulkiau, o čia yra keyword smulkiau. Rendomės, apibūdinkite vandeninio tirpalo spalvos intensyvumo priklausomybę nuo vandens temperatūros. Kiaus tirpalo spalva buvo mėgintuvėlio, kuris laikytas 8 laipsnių temperatūroje. Tai mėgintuvėliuose laikytose nuo 2 iki kiam? 2 iki kiam. Ne, nuo 5. Ok, nuo 5. Kiam. Jo, jaučiu jo. Nu ir Kurią iš jų paskutinis. kurią iš jų išvadų reikėtų padaryti tyrimo pabaigoje? Gerai, dėl aukštesnės temperatūros padidėja membranų laidumas, todėl daugiau pigmento patenka už ląstelės ribų. Burokėliams violetinę spalvą suteikiantys pigmentai betalainai gaminasi tik aukštose temperatūrose. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau pigmentų iš burokėlio ląstelių difunduoja į aplinką. Burokėlio ląstelių membranų laidumui temperatūra neturi įtakos. Gerai, ne paskutinis, bet kuris iš jų 3 aš nežinau, padėk man. Ne, tai pirmas, aš manau. Nes antras tikrai ne, Kodėl? nes taip nėra. Gerai, gerai, tarkim, prie 5 laipsnių, taigi vis tiek išsiskiria kažkiek spalvos. Reiškia, jie jau yra tame burokėlyje. Tie betalainai. Okay. O tada, kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau pigmentų iš burokėlio ląstelių difunduoja į aplinką. Nu tai irgi ne, nes mažesnis spalvos intensyvumas yra prie žemesnės. Tai pirmas jaučiu, tarkim. Nu, Ane? tai bandom. Nu. Tai viskas, užbaigiam. Taip, ką mes šiandien Pateikiam. pateikiam. Kokį rezultatą tikimės? Aš sakau, 3-5 bus. Aš sakau, bus 2-5. Gerai. Tramšeš. Oho. Tramšeš. Nu kokie mes šaunuoliai. Nu tikrai šaunuoliai. Patvirtintą galutinį vertinimą sužinosite savo mokykloje. Oho. O yra atsakymai, kad galėtume įsitikinti. Man atrodo, turėtų būti, ne? Pala. Chemija čia. Tai ieškok. 25. Biologijos atsakymai. O, Nu gerai. šitą žymėjom. Jo. Gliukozė, jo. Taip. Senelė, Jo, čia tikrai teisingai pažymėjau. šitą irgi žymėjom taip. Palauk. Galim per naują pasijungti testą tiesiog. Ok. Ir pažiūrėt, kuriuos mes suklydom. Šitą jo, žiūrėk. Jo. 7, kas buvo per 7? 7 tokį ir žymėjau. Metozė ir diferenciacija. Jo, nes ne meiozė. Kas buvo 6? Ai, ok, šitą irgi teisingai. Gerai, išsiaiškinam, kur neteisingai galėtume. Šitą irgi teisingai. Didelė savitoji garavimo šiluma, žiūrėk, 10 maros neteisingai pažymėjau. Ne, man atrodo, mes tą ir žymėjom. Ne? Jo. Ne. Jo, mes tą ir žymėjom, taip. Ne. O kokį mes žymėjom?
Jo, mes tą ir Jo, žymėjom. sorry, jo. Remiantis Ok. trim, jo, šitą gerai. Mejozės pirmame etape, žiūrėk. Fuck, pirmam, gerai, my bad. Pažiūrėk, kodėl pirmam. Ok. Kryžmino augalus, kuriems būdingi. Mhm. Tada gerai pažymėjom. Aha. Jo. Dauno sindromo tas gerai. Leidžia lengviau tyrinėti ir diagnozuoti genetinės žmonių ligas. Ar mes šitą žymėjom? Jo. Gerai. Jo. Kur mes čia privėlėm, kad 16? Ar vienas? Jo. Nes daugiau. Jo, gerai. Heterozigotinis, šitą irgi, man rodos, gerai žymėjom. Jo. Žiūrėk, pala, nebus čia privelta tiesiog. Jo, čia neteisingai padarėm. Mes apkeitėm A ir B. Tai ir praradom 2 taškus iš karto. Ok. O kodėl? Na tai? gerai, nepasigaukit ant mūsų klaidos. Žiūrėk, ir 19 suvėlio, man rodos. Ar ne? Mm, Visose regionuose, apie ne, kuriuos... nesuvėlėm. Ne, mes teisingai šitą sužymėjom. Okay. O gal? Mes šitą žymėjom. Didėjo, nu tai jo, ten irgi didėjo. Gerai. Naudojantis molekulinis stebėti paplitimų vairiose. Šitą jo irgi, man rodos, gerai pažymėjom. Jo. Ok, o čia ar gerai žymėjom? Fosfatinė grupė, jo. Jo, man rodos, tas gerai. Šitą gal? Ai, ne, šitą gerai. Ne. Jo, šitas gerai. Šitas irgi gerai. DNR. Žiūrėk, palauk. Ne, mes čia teisingai pažymėjom. Ne? Mes nežymėjom moters ir nežymėjom Moters nežymėjom. planavimą. Jokauju. Šitą gerai. Kas? Baltymai, šitą gerai. Formacija ir transliacija. Irgi gerai. Histidinas. Ai, šitas gerai. Nu, Centrinė vakuolė. gerai šitas. Baltymai ir nuklearus gerai. Tirplas įgytų ryškesnę spalvą. Tirplas įgytų ryškesnę spalvą? Jo, mes čia pažymėjom, nebūtų tokia ryški. O tai kad supjausto mažiau, tai neturėtų būti. Kodėl taip tada įvyksta? Nes, oh my god, mes aš nežinau, aš tai bent jau nepamačiau šito. Jeigu būtų įdėti 4 viens ant viens gabalėliai. Ne, Aš tai pagalvojau- vietoj 4 viens ant vieno būtų įdėti... Ai! Jo! Tai Oh my tai God. Nu tai čia aišku daugiau gaunasi Jo. jų. Paviršių sąlytis didesnis. Eik tu nafik, jie tokie fucking sukti gaidžiai. Reikia taip tiksliai viską paskaityti. Gerai, tai mes praradom 2 taškus ten, kur dominantinį ir nedominantinį kažkokį ten sumaišėm tą su uodais. Tada čia vieną ir tada kažkur mes dar padarėm, reiškia. Tai Ir mes dar palauk, praleidom. mesgi sukeitėm kažką. Ai va, Tai ten mes 2 taškus tai palauk, mes viską praėjom. Žiūrėk, Jo, ar šitam gerai? paro, koks ten Jo. buvo. 8 nuo 5 iki kam, nu tai jo, teisingai. Jo, šitą irgi gerai. Gerai, palauk. Nu, mejozę mes suknisamgi. Jo, mejozą. Ok. Ir tai tada viskas. ten 2 taškus praradom. Čia, Ir tada su tais tada- kubeliais. Jos, tai suknis tais kubeliais. Nu tai viskas aišku, nu realiai daug gerai padarėm, realiai. Tiesiog ten tokios kvailos klaidos pas mumis realiai veltos. Jo. Tiesiog jeigu per nuo peržiūrėtume, tai jau čia pastebėtume, eigas. Nu tai tiek, nežinau, tai va, taip išsprendėm, tai dėkui, kad žiūrėjotės ir sėkmės egzaminuose jums linkime, ane? Taip. Taip, nu tai ką, iki greito.